Juozas Žemaitis mano senelis, Jono Žemaičio pusbrolis. Aš 5-6 metų sugebėdavau iš 2 aukšto iššokti, nusileisti ant žemę, padaryti kulverštuką ir pabėgti nuo to, kaip sakau, demonų savo motiną vadindavau. 7 metukų mane motina taip sumušė, kad nuo kojos, kaulo, mėsos atšoko. Nuo mažens aš jau 5 metukų būdamas galėdavau Makarovą, TT pistoletą išardyti. Kalašnikovą dar tik buvau pradėjęs mokytis, biškį sudėtingesnį mechanizmą, bet kai išmoksti, paskui ten viskas paprasta. Aš vaikystėje sukarintas spec mokyklas praėjau, aš nuo 7 metukų esu našlaitis. 4 metus išlies Lietuvos čempionų buvo jaunučio. Atvažiuoja, kai dabar atsimenu iš Geležinio Vilko kariūnai ir ten vyksta su mumis varžybos stadione. Aš tai pradedu varyti, kada įvijau suaugusi vyrą, supranti, aš jį lenkiu ir aš kai dabar girdžiu kapitoną prabėginėjau ir kapitonas sako ten iš jų, kas čia pradų vaikas, sako, čia sako, juk Žemaitis, sako, partizanų sūnus, anūkas. Supranti. Man pats Valdas Adamkus tuo metu buvo prezidentas, spaudė ranką. Dievas, kaip sakau, man tiek daug davė talentų, ypatingai, kas liečia sportą, kad, tiesiog tik tais ne visur panaudojau taip, kaip reikia. Panevėžio nusikalstamas pasaulis labai greit sužino, kad Kniaudiškis yra toks vaikis, žinai, Mariukas, Mariotė, pravardį jį vadina visi, žinai. Ir mane pradeda labai staigiai nusikalstamas pasaulis trauma. Visada suprasdavau tik smurto kalbą. Visada smurto kalbą, nes jeigu realiai paėmų, žinai, motina prieš mane smurtaudavo ir aš nebemokėjau gyventi. Aš 5 klasėje, būdamas aš 11-okui skriausdavau mokyklą. Ką reiškia skriausdavau? Ten, žinai, aš našlaitis iš vaikų namų, tokias patyčias lengvas. Taip. Bet aš suprantu smurto kalbą, aš esu treniruotas, aš žinau, kaip pergriauti ant žemės, dar kažką padaryti, kaip ranką greitai užlaužti, supranti, kad ir tą patį ten kažkokį peilį išmušti iš rankos, tiesiog greitai pas tai. Ir viskas, supranti, aš nemokėjau gyventi tarp civilių. Aš 24 kartus teistas pagal dokumentaciją. 5 teistumai visiškai ne už mano padarytus nusikaltimus. Mes 4 einam, supranti, ir matau, kaip 2 bando vieną prikulti. Ten apsvaigę, kaip suprantu. Ir aš tiesiog ateinu, sakau, blemba, vyrukai, baikit, ką darot. Ir man tiesiog pareina smūgis. O aš treniruotas greitai išėjimą padarau. Ir pak. Supranti, jisai krenta galvą trenkė į grindinį ir aš matau, kad jisai jau pliurpė, supranti, ir tas, kurį norėjo primušti, sako, davai, bėgam. Aš dar, žinai, dar su tavo kamufliažu, ir dar toks, davai, bėgam. Už kampo stovi, žiūri, atšiūkina, ten viskas tvarkoj. Pasirodo, Velvet klubo savininko sūnus. Mane į mišką nuvežė ten, suvarė normaliai ir viskas, aš jau duobėj gulėjau tenais, tik tais beliuko arba nušauti, arba ką, bet tada vėl, žinai, Jėzus Kristus nusileido iš dangaus, šiupo mane kaip atmatą, supranti, iš tos duobės nuputė visas dulkės spyrė į subinį ir aš todėl toliau ėjau. Buvo ne kartą tokios situacijos, kur kesintasi buvo į mane, bet karštoj situacijai mano kumščiai buvo kietesni. 3 ateidavo mane ten, kaip pavyzdį duoda, užpuldavo. Vienam dantis iškrisdavo, kitam ten žandikulis biškį pasislinkdavo. Praėjo porą dienų, įsikvietė mane Henrikas daktaras. Suprantat, įsikvietė Henrikas daktaras, tiesiog norėdamas su manim įsiaiškinti buvusią situaciją. Sakau, buvo taip ir taip ir taip, o tu, sakau, tiesiog priimta tam tikrą, savo vaizdą susidariusi. Ir mes pabaigę pokalbį su jisai tiesiai šviesiai man, kaip sakau, sąžiningai, sako, taip, sako, su tavim buvo atliktas aktyvistų darbas, suprantat. Ir jie man atneša tokį pyragą šokoladinį iškepę, žinai, sako, nepyk, mes čia sumaišėm žmogų. Labą dieną, aš esu Marius Žemaitis, bausmę atlikinėju Pravieniškių 1 kalėjime. Esu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą 182 straipsnį. Nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Tai čia yra sukčiavimas. Sukčiavimas. Kiek laiko tu čia esi kalėjime? Kiek tau metų beje? Man pačiam yra 37 metai, 16 metų užbaiginėjau, kad atlikinėjau bausmę laisvės atėmimo. Per 16 metų pakeičiau 3 įstaigas. Tai 16 metų nuo skambučio iki skambučio turiu omenyje, ne? Be išėjimo. Bausmės dydis yra 20 metų. Bendrai sudėjus, nes dabar kaip ir teismų praktika yra tokia, kad prie likusios bausmės dalies pridėti naują bausmę, jeigu bausmės atlikimo metu esi padaręs naują nusikaltimą. Tai va, taip ir vargstam. Tai 21 metų pakliuvai, teisingai skaičiuoju, bandau. 21 nebuvo. Dar nebuvo, ne? Dar nebuvo. Tai ilgai sėdi, tik kada tau nusimato išėjimas? Šiai dienai 30 metais. Po 5 metų.
Ne, nu po 4 metų sukabėjau. Ai, nu taip, beveik jau jo baigėsi Metų metai. pradžioje, 30 sausio vasario 6 dieną. Tai suprantu, tie nusikaltimai pridaryti buvo kalėjime, dėl to tu ir negalėjai, tau nebus joks taikomas liktinimas. Esmė yra tame, kad aš į kalėjimą papuoliau iš karto su 12 metų. 12 metų, tai čia kas, narkotikai, nužudymas? Va čia ir yra toks įdomiausias kuriozas, kad už lengvus tyčinius nusikaltimus pagal tą patį straipsnį 182 baudžiamąjį kodeksą Lietuvos Respublikos gaunasi taip, kad man iki 3 metų eina bausmė, už 7 epizodus aš gaunu 12 metų. Tai skaičiavo ten bendrino, aš suprantu, čia buvo... Ten pliusavimo tvarka. Taip, kaip Amerikoje. Jo, kaip Amerikoje, suprantat. Ir paskui atlikinėdamas bausmę, tiesiog tarp vyrų visko būna, sakau. Buvo ne kartą tokios situacijos, kur kesintasi buvo į mane, bet karštoj situacijai mano kumščiai buvo kietesni. 3 ateidavo mane ten, kaip pavyzdį duoda, užpuldavo. Vienam dantis iškrisdavo, kitam ten žandikulis biški pasislinkdavo. Nu ir galiausiai tu lieki kaltas, nes jie kaip jau ir nukentėjusieji gaunasi. Nors niekas į tai nežiūrėdavo, kad jie ateidavo manęs sumušti. Ne dėl to, kad aš jiems būčiau skolingas ar kažką padaręs, bet dažniausiai būdavo, kad įkalinimo įstaigą atlikinėdamas bausmę nuolatos su sistema kovodavau, rašinėdavau skundus, nuolatos gaudavo tam tikri nuteistieji užsakymus iš administracijos, kad čia šitą reikia sudrausminti. Pradžiai pokalbiai būdavo žodžiais, ten ateina, ten tu nedaryk to, nerašyk ant tų, arba iš vis ateina, sako, eik atsiimk skundus. Ten ant pareigūnų parašyta, ten ant aukštesnės jau, kaip sakant, pareigūnų tos sistemoje esančių. Ir aš tiesiog jų neatsiminėdavau ir ateidavo, kad per šį bausmės atlikimą į mane buvo pasikesinta 4 kartus. 4 kartus? Bet tai čia kur? 2 kartus buvo Marijampolėje kesintasi. 1 kartą net buvo bandoma mane, kaip ir supratau, nužudyti. Nu, jeigu jau eina su manim su aštriais daiktais. 2 kartai Marijampolėje, 1 kartas antrų Pravieniškių kalėjime, tuo metu dar kai buvo sektoriai čionais visi 3. Antrose Pravieniškėse tai iš vis aš ten turėjau tokį kuriozą, kur mane užpuolė gyvagalviai, 2. O tai kaip tu su jais susidūrė, nes jiegi atskirai yra įkalinti? Tai va čia ir yra toks dalykas, ten 19, 1 Pravieniškių antram kalėjime yra 7 nuteistieji tuo metu buvo, iki gyvos galvos nuteisti, bet jie laisvai galėdavo dienos metu judėti į klubą, neva ten jiems kažkokie užsiėmimai, jie ten neva kepa visokius ten kepinius. Užsiima veikla. Jo, ten neva gitarom groja, ten klavišais skambina. Ir gavosi tokia situacija, kad mane iš 3 sektorio tuo metu buvusio dabartinio 1 kalėjimo, dabartinis Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas, nusprendžia pagerinti mano resocializaciją. Vien dėl to, kad rašydavau tos skundus, jisai nusprendžia, kad mane būtų tikslinga perkelti į 2 sektorių, dabartinį 2 kalėjimą Pravieniškių. Mane tik tais perkelė, aš buvau tuo metu lengvoji grupė, iškart perkelė į paprastos grupės nuteistųjų būrį. Aš atėjęs, pamačiau, kad sąlygos yra tragiškas, nes jau vien 1 naktį buvau ten blakių sukastas, patalai tiesiog raudonais taškais. Nu tai saldus kraujas, nes ne visus ima. Taip, gal dėl to, kad nauja, žinai. Ir tada gavosi tokia situacija, kad aš staigiai 12 beroš raštų parašiau, kad pradžiai paaiškinu, kodėl aš su paprasta grupė esu laikomas, nors lengvos grupės esu nuteistasis. Tai po kelių dienų gavosi taip, kad atėjau į resocializacijos skyrių pasiimti registruotą laišką. Ir prie manęs priėjo 2 nuteistieji, iki gyvos galvos gavę. Aš, kaip sakau, jos vadinu apsauginiais, ten tų kelių moterų supranti. Ir jie man atėjo aiškiai, sako, ką tu čia ožy, taip ir toliau, ką tu čia ant mentų rašai skundus ir panašiai. Aš sakau, žmogau, kas tau yra, supranti. Aš dar bandau su juo vesti dialogą, kad aiškintis, ko jis čia nori iš manęs. Vienas iš tų nuteistųjų man trenkė į pilvą tuo metu. Bet aš kadangi praeitie irgi esu tam tikras kovinio sporto šakas sportavęs, aš greitai, 2 metrų atstumą atsilaikiau ir jiems iškart daviau komandą. Sakau, laikykitės 2 metrų atstumą, nes sakau, vyrai, aš tikrai, nelauksiu. Tai kitas tas nuteistasis, kuris su manim iš pradžių vedė tą pokalbį, pradėjo man bandyti veidą pataikyti, aš greitai padariau keletą išėjimų, pakėliau rankas ir sakau, dabar jau viskas. Tada jie pasimetė, vienas į kitą susidairė, sako, turi čia, aš galvoju, ką jie čia tokią ieško. Sako, ten, nubėga tenais į tokias patalpas, atsineša vieną iš gildės pasidarytą medžio apdirbimo, štyrių vadinamą, smaigtą, o kitas pasiėmęs tokią kaip įlą, suprant. Bet aš tada išlaikiau greitai 2 metrų atstumą, sako, vyrai, viskas, sako, išplaušiu aš jums rankas. Tiesiog. Jie tada taip sutriko. Ir viskas, aš pasišalinau kiek įmanoma greičiau iš tos situacijos. Ir praėjo porą dienų, įsikvietė mane Henrikas daktaras. Suprantat, įsikvietė Henrikas daktaras, tiesiog norėdamas su manimi išsiaiškinti buvusią situaciją.
Mes dviese kalbėjomės apie pusę valandos, kadangi su Henriku daktaru esu ir praeitį sėdėjęs, trečias čia kai buvo pataisos namai, dar prie Gulbio laikais 2007-2008 metais, jis mane atsiminė, aš tada jaunas dar buvau. Ir aš jam paaiškinau. Dabar ir nesenas. Jo, pagal nuotrauką tai labai jaunas. Ir supranti, pradėjau Henrikui aiškinti, sakau, Henrikai, man nebe 18 metų. Nu, jis iš pradžių bandė tas įžangas tokias daryti, kad čia, supras, sakau, man nebe 18 metų, sakau, buvo taip ir taip ir taip. O tu, sakau, tiesiog priimta tam tikrą, savo vaizdą susidarius. Ir mes pabaigę pokalbį su jisai tiesiai šviesi man, kaip sakau, sąžiningai, sako, taip, sako, su tavim buvo atliktas aktyvistų darbas, suprantu. Tai po to karto, kaip supratau, Henrikas pravedęs pokalbį su tais nuteistaisiais gyvagalviais, manęs jie ieškojo, kvietėsi per kitus nuteistosius, kad vėl aš ateičiau ten į tas pačias patalpas, bet jau nebe man kažką norėdami daryti, bet tiesiog, kaip supratau, atsiprašyti. Tas atsiprašymas, kaip sakau, dėl tarp kabučių, bet aš tiesiog vengiau jų ir vieną kartą vėl eilinį kartą nueinu pasiimti registruotą laiško. Ir vienas iš jų mane pamato, sako, vaikas, šis sveikas, žinai, jau draugas. Jau draugelis, aš supranti, ir sako, toj palauk. Ir jie man atneša tokį pyragą šokoladinį iškepę, žinai. Sako, nepyk, mes čia sumaišėm žmogų. Sako, čia iš pirmo sektoriaus, kaip pirmą sektorių ardė ir nuteistosios. Sako, čia turėjo tokį ožį atvežti, sako, čia parakanai buvo paruošti ir aš sakau, išsiekit vyrai, sakau, davai, pravažiuojam, sakau. Sumušėm dėlnai, supranti, pasiėmiau aš tą pyragą iš jų vien iš mandagumo, parsinešiau būrį, supranti, ir galvoju, ko dabar ten pridėta. Tai 3 dienas laikiau aš tą pyragą, žinai, sakau, gal kas nori pasivaišinkit. Viskas buvo gerai su to pyragas. Jau čia būtų rizika didžiulė, jeigu dar. Bet kur pati esmė, aš tada po to įvykio pradėjau tarp nuteistųjų daugiau bendrauti, domėtis apie to dabartinio antrojo kalėjimo Pravieniškių situaciją. Man pradėjo nuteistieji teikti tokią informaciją, kad patariamosios komisijos direktoriaus pirmininkė ir kad jinai ten jos labai globoja. Pradėjau net tokią informaciją gauti, kad tarkim nori gauti papildomą išvyką į namus, 200 eurų kainuoja, žinai. Čia neįrodymas. Jo, neįrodymas, bet esmė yra tame, kad tokia informacija pradėjo eiti ir aš pradėjau tiesiog stebėti. Ar tikrai taip gali būti. Ir tas stebėjimas, supratau, kad tikrai tie nuteistieji yra privilegijuoti. Negana to, kad iki gyvos galvos gana, supranti. Laisvai sau juda, ten tas ratas yra Pravieniškių antram kalėjime. Kiekvieną dieną išeini, tu visada juos matai. Jie ten susitikinėja su kitais nuteistaisiais, ten irgi komandas bando kažkas daryti. Aišku, ten mažai kas jų klauso iš tikro, ypatingai jaunimas tas aršus, žinai. Tai ir viskas. Ir aš paskui buvau apskundęs tą mano perkelimą į administracinį regionų teismo Kauno rūmus. Po metų laiko teismas pripažino, kad buvo nepagristas mano perkelimas. Bet tuos pačius visus metus sėdėjai ten? Visus metus sėdėjau aš, aišku, ten man greitai super lengva grupė perkelė, tiesiog dėl tų skundų srauto. Ir suprantat, ateina, aš 22 metų rugpjūčio 10 dieną buvau perkeltas, 22 metų gruodžio mėnesį pateikiu prašymą dėl išvykų, nes man suėjo terminai, kad galiu eiti išvykas trumpalaikės pas artimuosius ar į namus. Ir vėl toks kuriozas, suprantat, įvyksta komisija. Komisija mane praleidžia. Būrio viršininkė ateina, sako, Mariau, viskas tvarkoj, man jau kompiuterį yra, kad tu praleistas. Praeina 4 dienas, mane kviečiasi ta pati būrio viršininkė, sako, Mariau, nežinau, kas nutiko. Sako, nebepraleidai. Ir suprantate, aš dokumentą net turiu. Pasiemu savo prašymo kopiją, iškart greitai staigiai. Ir matau, kad pagal nuostatas tuometinės galiojančias, jeigu komisija mane praleidžia, eina pas direktorių tuometinį, tai dabar viršininkai, anksčiau direktorius. Ir aš matau, kad direktoriaus štampas uždėtas, kad jis sutinka su patariamosios komisijos sprendimu, deda parašą, visą kitą, ir paskui matau biškį žemiau uždėtas pavaduotojas, jisai deda jau štampą, kad parengti atsakymą projektą, pirmininkė tos patariamosios komisijos, jinai ką daro? Jinai deda vieną štampą, kad nuteistasis atitinka, ir apačioje dar su tušinuku dar rašo, taikant intensyvią priežiūrą, ta prasme apykoje. Galiausiai jinai su tušinuku tą jau savo štampuką nubraukė, deda kitą štampą, kur parašyta, kad nuteistasis neatitinka 10 punkto aprašo. Kas tai yra? 10 punkto aprašas, kad aš nedarau pažangos. Suprantu. Ir tada aš greitai tą kopiją pasidarau gerą, pradedu vėl duodu juos į teismą. Teismų jie pradeda keisti protokolus klastoti, kad neva buvo visi 6 prieš, nors man būrio viršininkė sakė praleistas, suprantu. Eilinį kartą bylą laimiu administracinę, ten žalą priteisė man visą kitą. Ir ką, vėl aš einu į tas išvykas, suprantat, bet aš jau, kaip atsiprašant, rakštis subinėjai antrose Pravieniškis. Jau kai laimiu tą perkelimą mane grąžina čionais atgal.
Parvažiuoja šiandien viršininkas, jau nebe SVS viršininkas, bet viso kalėjimo viršininkas. Jisai čia atbėga, žiūri, aš šiandien etapinė, žinai. Sako, iš kur tu čia atsiradai, žinai. Aš jam taip į dangų pažiūriu, sakau, iš dangaus nukritau, žinai. Galvau, kam tu žmogau tas nesąmonės mane čia klausinėjai. Paskui mane perkelė į karantiną patalpiną. Iš karantino jis penktadienį aš atvažiuoju, jis pirmadienį mane kviečiasi. Ir sako, kaip toliau gyvensim. Sakau, kaip gyvenam, taip ir gyvensim. Tiesiog aš jam pradedu aiškinti, sakau, aš turiu daug dokumentų, kur jūs mane kaip perkelėt dėl resocializacijos gerinimo, bet kai aš jau kreipiuosi į teismą, tada jis su tušinuku ant lapo dar rašo. Dėl nuteistojo padarytų nusikaltimų. Nusikaltimų ar nusižengimų? Ne, nusikaltimų. Aš pradedu gilintis, kas pradeda nusikaltimai, jis bando inicijuoti, kad aš čia neva kažkokį sukčiavimą, ne sukčiavimą, reketą atlikęs. Suprantat, bet jokių bylų nieko nebuvo. Ir galiausiai mes prieinam tokį bendrą sutarimą, kad vienas kito nematom, vienas kitam nekenkia. Vien pavardė daug ką pasako, kad pas mane giminėje labai daug partizanų buvę. Juozas Žemaitis mano senelis, Jono Žemaičio pusbrolis. Supranti, ir kokia gauna situacija, kad nuo mažens aš jau 5 metukų būdamas galėdavau Makarovą, TT pistoletą išardyti. Kalašnikovą dar tik buvau pradėjęs mokytis, biškai sudėtingesnį mechanizmą, bet kai išmoksti, paskui ten viskas paprasta. Ir senelis mane, kai našlaitėlį, motina sėdėjo kalėjime ten už automobilio sudaužymą prie prūdo gėrė, kaip sakau, su šaika, žinai. Ir gavos taip, kad senelis labai mane taip ir aš sportuodavau, ten vaikutis būdamas bėgdavau. Mano visą dieną būdavo miškai, laukai ir ten pievos, kaip sakau, žinai. Ir gavos taip, kad 7 metukų mane motina taip sumušė, kad nuo kojos kaulo mėsos atšoko, čia 95 metais. Prirakinus prie radiatorių. Kodėl? Todėl, kad pagalvojau, kad aš klasioko dviratį pavogiau, nuvariau į mokyklą, mokiausi, klasioko dviračio pietums paprašiau, atvažiavau ir mane jinai galvoja, kad išgėrus buvo. Ten su tokiu patėju man kaip davė, aš ten noriu salto apsisakau, nors aš jau vaikutis nuo 3 metukų, kai grįžo motina iš kalėjimo, labai ant manęs smurtaudo. Dėl to aš ir sakau, kad moteris, kuris sėdėjusi kalėjime ilgesnį laiką, jinai nemyli nei savo vyrų, nei savo vaikų. Tik tais, apsimeta. Ir prieš mane būdavo tas smurtas naudojamas, aš ant tiek jau buvau išvystęs save kaip vaiką. Aš 5-6 metų sugebėdavau iš 2 aukšto iššokti, nusileisti ant žemę, padaryti kulverstuką ir pabėgti nuo to, kaip sakau, demonų savo motiną vadindavau. Iš kalėjimo tos demonus parsinešė. Ir supranti, mane paėmė į vaikų namus, aš dar kitų brolių seserų turėjau mažesnio, aš vyriausia šeimoje ir gavosi taip, kad aš iš vaikų namų pabėgdavau. Bet ne taip, kad sugalvodavau pabėgdavau, pradžiai kažką specialiai sulaužydavau, nes vis tiek reikia pasiteisinimo, kodėl aš tą padariau, žinai. Ir gaunas tokia situacija, kad 96 metais mano motina atima motinystės teisės, teisėjas, kuris paskui ir mane teisė, kaip sakau, ten po keletos metų. Ir mane tada perkelė į sukalintą spec mokyklą Gružių, Šiaulių rajone. Ir aš ten pradedu, kaip sakant, sportuoti, kovinį graiko romėno, kovinį sambo ir zido tuo metu. Paskui kovinė savigina jau prasidėjo pas mus. 4 metus išlies Lietuvos čempionų buvo jaunučių, tam tikrose svorio kategorijos, nes kas metus svoris pas mane augdavo. Kuliukauskas buvo mūsų treneris Atžalyno sporto mokyklos Šiaulių. Ir 4 aukso medalį Lietuvos pirmenybėse per 6 sekundės, kai pralošiau, nes puikybė tiesiog susirgau. Susirgau puikybė ir aš per 6 sekundės pralošiau finalą, nors toj svorio kategorijai praeitais metais pas mus buvo čempionas sporto salėje, aš jį ten lamdydavau, tiesiog per treniruotis. Aš jau taip įtikėjau, kad čia, žinai. Ir tada, kaip sako Dievas, sūnau, nusileisk ant žemės, nes aš jau tada Bibliją skaičiau, vaikutis būdamas nesukalintoj spec mokykloje, ten būdavo, aš kaip pažiūriu čia suaugusiam kalėjime, tai mes sukalintoj spec mokykloje, ten būdavo viskas vorele, rikiuotė, lygiuotė, ramiai, supranti, pirštai spaus, kulnų muš, supranti. Žygis, visa kita, supranti. Šaudimas būdavo iš tų tyrinių, žinai. Taip. Kaip sakau, biatlonas, triatlonas, visi tokie sportiniai, žiemos slidės, kaip sakau, vasarą bėgimai, visa kita. Ten buvo, stipri sukalinti, nes didžioji dalis buvo mūsų našlaičių. Ir aš, kaip sakau, tais laikais valstybė auginosi valstybės gynėjus. Tiesiog. Peiliais, kardais jau mus mokė, kaip sakau, aš jeigu peilius, aš nuo 2003 metų konfliktinį situaciją nebeimu peilių.